Kadaise menininkas Andy Warhol yra pasakęs, jei menas negeneruoja pinigų, jis yra šlamštas. Kadaise muzikanto kelias daugam reiškia akordeono vestuvėse. Kadaise. O kiek pinigų muzikoje šiandien ir kiek muzikos piniguose? LRT kultūros pristatomas projektas Palanga kultūros maratonas Kablys visą vasarą laužo laisvos rinkos taisykles ir parodos, spektaklius, kino seansus bei koncertus nemokamai dovanoja visiems kurorto svečiams. Kultūros baro Kablys vasaros terasoje Palangoje jau pasirodė ir menininkai iš užsienio ir iš įvairių Lietuvos kampelių. Štai klaipėdietis Karolis Rupkus mėgsta koncertuoti mažose erdvėse, turi savitą suvokimą apie muzikos verslą ir nesistengia būti madingas. Nepaisant to, atlikėjas kūrė garso takelius tarptautiniams prekės ženklams, jo muziką yra įvertinęs Andrius Mamontovas. Investicijos į meno sektorių nebūtinai turi turėti tiesioginę grąžą. Mes daug ką suprantam tiesiogiai, kad tu įdėjai kažkokį tai indėlį ir jis tavo davė iš karto grąžą tiesioginę tavo atgal. Taip dažniausiai nebūna, tai gali būti, sakykime, tam tikri ilgi procesai, ilgos grandinės, kurios tik tai per visiškai kitą pusę, sakykime, nebūtent tą tiesioginį ryšį tau atneš tą naudą vadinamą. Ir tai gal nebūtinai bus finansinė nauda. O be abejo, gal tai bus ir finansinė, sakykime, nauda, bet pradinė pasiųsta žinutė gali būti visiškai nekomercinė, sakykime, šito atžvilgiu. Ir tai visiškai suprantama. Net ir didžiausios sėkmės sulaukę atlikėjai, galima sakyti, ant savo pečių į populiarumo olimpą atnešę visą muzikos stilių, pradėjo ir tęsė savo karjerą, vedami altruistinės aukos meno vardan. Ir tai visiškai suprantama. Net ir didžiausios sėkmės sulaukę atlikėjai savo karjerą pradėjo vedami altruistinių tikslų. Tokių įvardinti galima ir Bobą Dylaną, folk muziką užkrėtusi visą pasaulį. Turbūt ir atlikėją Šarūną Petrutį. Tradicinio amerikietiško skambesio mėgėją įkvėpė tyla. Tik ką solo atlikėjas įgauna ir ką praranda grodamas grupėje? Gauna, tai labai daug gauna grodamas grupėje. Gauna bendravimą ir progą prisidėti prie kitų žmonių minčių ir spalvų ir gauna progą bendrauti kūryboje. O ką praranda? Praranda tai turbūt vienišumą, kurį taip kuriantys žmonės mėgsta turėti. Mėgsta įsimylėti savo vienišumą. Turbūt praranda tai. Svarbu neprarasti savęs, o Andrew Flame scenoje prisistatantis atlikėjas muzikoje randa savo aistrą, hobį, tikslą, laisvalaikį, stebuklą ir gyvenimo prasmę. Myliu muziką, nes ji neturi galutinės savo formos, ji nuolat besikeičianti, nesuvaldoma, nesustabdoma, sako muzikantas. Taip giliai žvelgiantis į muziką, ekonomikos mokslus baigęs atlikėjas turi ir labai racionalų žvilgsnį į ją. Aš manau, kad tai yra labai susiję. Visi žmonės taip galvoja, kad čia yra skirtingi dalykai, bet jeigu paimtume komercinę pusę muzikos, ir paimtume ekonomikos tokią sritį kaip rinkodara arba marketingas, tai aš kaip muzikantas turiu produktą, yra kompaktas, yra produktas ir kaip jį reikia parduoti, kam parduoti, kokiai grupiai, tai yra susiję ir aš manau, aš ekonomikos stojau galbūt tiesiog tokiu bendru išprusimu, dėl to, kad tu uždirbi pinigus, tu turi mokėti juos valdyti, nes jeigu tu nemoki, tie pinigai valdys tave. Pinigai geras tarnas, bet prastas valdovas. Gerai, kad šios dilemos galima išvengti kultūros maratone, kuris dar tęsiasi ir toliau nemokamai dovanoja parodos ir koncertus. O ši savaitė laukia ypatinga. Ketvirtadienio džiazo vakare pasirodys Klaipėdos jazz duetas, o penktadienį griausmingas MC Messiaus ir Moon Pausen koncertas. Susitikime Palangoje.